Labas, labai smagu, kad prisijungiai. Šventas raštas mus ragina atnaujinti savo protus Dievo žodžiu. Todėl kviečiu klausytis pamokslo ir tebūsi šiandien juo labai palaimintas. Murmėjimas. Prisimenat, praeitą sekmadienį sakiau, kad murmur tai yra graikiškas žodis, kuris yra taip pat naudojamas medicininiu terminu. Tai murmur tai reiškia širdies ūžesys, tylus kažkoks tai širdies garsas, kuris reiškia, kad širdyje yra cista arba skylutė ir jinai gali pridaryti dar daugiau bėdos, jeigu jos negydysi. Tai su murmėjimu lygiai taip pat. Ir aš noriu, kad mes visi atsiverstumėm Biblijas, kas atsinešėt, o jeigu neatsinešėt, tai jeigu turite telefonus, tai irgi įsitraukit telefonus, pabandykit nusukti akis nuo F raidelės, bet įsijunkit Biblijos apsą ir atsiverskit Biblijos apsę skaičių knygą 11 skyrių. Skaičių 11. Ir būtų labai gerai, kad ir pasibrauktumėt, nes Biblijos apsę dar gali ir pasibraukti ir nereikia knygos terlioti. Ir gali paimti pasibraukti visokiom tam spalvom. Pas manęs tai būna, mano mėgstamiausia yra rūžava, aš rūžavą spalvą viską tenai braukiu ir man taip labiau patinka dėl to, kad kai skaitau, rūžava, reikia paskaityti, ką aš čia pasibraukiau aukščiau. Ir tai va, pasibraukit visas šitas eilutes, nes yra gerai pasibraukti. Tai, kas yra svarbu. Tai va, 11 skyrius parašyta, Izraelitai murmėjo prieš viešpatį. Ir viešpačiui tai nepatiko. Tai išgirdęs viešpats užsirūstino, jo ugnis užsidegė tarp jų ir ėmė naikinti stovyklos pakraštį. Tauta šaukėsi Mozės ir kai Mozė pasimeldė viešpačiui, ugnis užgeso. Jie praminė tą vietą Taberą, nes viešpatės ugnis degė tarp jų. Kartu keliavo daug svetimšalių. Sakykit, svetimšalių. Kurie pasidavė geiduliams. Su jais drauge verkė, sakykit, verkė. Ir izraelitai, sakydami, kas duos mums mėsos? Atsimename žuvis, kurias valgėme Egipte ir jos mums nieko nekainavo. Taip pat prisimename agurkus, melionus, porus, svogūnus, česnakus, doritas, pringlsus, hamburgerius. Dabar mūsų sielos išseko, nes mūsų akis nieko kito nemato, tik tai maną. Mana buvo geltona ir panašiai į kalendros sėklas. Žmonės vaikščiojo aplinkui ir ją rinkusi malę girnomis ir susitrindavo grūstuvose, virė puodose ir kepė iš jos papločius. Arba dar angliškas toks žodis galima pavartoti pastries. Tai reiškia visokius pyragaičius, sausainiukus darė iš jų, spurgas gal net. Jos skonis buvo panašus į ragaišio su aliejumi skonį. Aliejus tai ten tikriausiai buvo alyvuogių aliejus, o alyvuogių aliejus yra toks skanus, kad tu jį gali tiesiog gerti. Gali, man atrodo, net ir batą pamirkęs valgyti nuo bato ir vis tiek alyvuogių aliejus yra skanus. Naktį ant stovyklos krintant trasai krisdavo ir mana. Mozė išgirdo, kaip žmonės verkia savo šeimose prie palapinių angų. Reiškia, jam nuolatos vis ten verkdavo ir Mozė eina pro šoną ir girdi, kažkas verkia. Viešpatės rūstybė smarkiai užsidegė. Mozė taip pat buvo nepatenkintas. Sakykit, Mozė taip pat buvo nepatenkintas. Ir jis skundėsi viešpačiui. Kam vargini savo tarną? Kodėl nerandu malonės tavo akise? Ir kodėl uždėjai man viso šitos tautos naštą? Argi šita tauta yra mano vaikai? Ar aš ją pagimdžiau, kad man sakai, nunešk juos paėmęs į glėbį, kaip auklė nešioja kūdikį ir žemę, kurią tu pažadėjai jų tėvam? Iš kur aš imsiu mėsos, kad pasotinčiau tokią daugybę? Jie rauda ir šaukia, duok mums mėsos. Aš negaliu vienas nešti visos šitos tautos, nes man tai per sunku. Jeigu taip su manimi elgiesi, geriau nužudyk mane. Jei atradau malonę tavo akise, kad nebūčiau varginamas tokių didelių bėdų. Viešpats atsakė Mozei, surink 70 Izraelio vyresniųjų, apie kuriuos žinai, kad jie yra tautos vadovai, nuvesk juos prie susitikimo palapinės ir atsistok ten kartu su jais. Aš nužengsiu ir kalbėsiu su tavimi, paimsiu dvasios, kurie yra ant tavęs ir suteiksiu jiems, kad jie kartu su tavimi neštų tautos naštą ir tau nereikėtų nešti vienam. O tautai sakyk, čia galim praleisti, neskaitom. Bendrai skaitom. O tautai sakyk, pasišventinkite ir rytoj valgysite mėsos, nes viešpats išgirdo jūsų verksmą, kai sakėte,
Kas mums duos mėsos? Gera mums buvo Egipte. Viešpats jums duos mėsos ir jūs valgysit. Ne 1 dieną, ne 2 dienas, ne 5 dienas, ne 10 dienų ir ne 20 dienų, bet visą mėnesį, kol nebegalėsite ją net pažiūrėti. Jūs paniekinot viešpatį, kuris yra tarp jūsų ir raudojate jo akivaizdoje, sakydami, kodėl mes išėjome iš Egipto. Mozė tarė, šitos tautos yra 600 000 pajėgių vyrų. Ir tu sakai, kad duosi jiems visą mėnesį valgyti mėsos? Argi mes turėsime papjauti avis ir jaučius, kad užtektų visiems? Ar susirinks visos jūros žuvis, kad juos pasotintų? Viešpats jam atsakė. Argi viešpatės ranka sutrumpėjo? Argi viešpatės ranka sutrumpėjo? Beje, tenai, kur skaičiau, kad ne 5, ne 2, ne 5, ne 10, ne 20, o visą mėnesį, kažkaip lietuvių įdomi išvertė. Nes originaliam vertime sako, jūs valgysite tiek daug, kad jums mėsa pro nosį išleis. Prisimurmėjo. Izraelitai murmėjo prieš viešpatį ir viešpačiui tai nepatiko. Ir kas atsitiko? Iš stovyklos pakraštį pradėjo deginti ugnis. Ir mes visi nurimstam, nes mes nesam stovyklos pakrašty. Amen? Mes esam kažkur jau prie vidurio, prie šventyklos. Tai tenai, kas vyksta, tarsi mūsų kaip ir neįpareigoja. Ir dar netgi, mums tai yra kaip ir pamoka, sakysime, ne? Mes matėm, kad murmėjo mūsų kaimynas kažkur tai stovyklos pakrašty ir sakom, dabar tai jau tikrai nebemurmėsiu. Žinau, ką reiškia murmėjimas. Gyvenime nemurmėsiu. Murmėdavau šiek tiek, bet tiek, kiek jie ten murmėdavo, nemurmėdavau. Ir tai, kas jiem atsitiko, man negresia, nes aš nemurmėsiu daugiau. Amen? Visi amen, amen, amen. Sakom, gyvenime nemurmėsiu, nes murmėti negražu. Ir viešpačiui prašyta tai nepatinka. O žiūrėkit, kas atsitiko, su jais keliavo daug kitataučių. Iš kur jie tenai atsirado? Nes per 400 metų, kažkiek tai daugiau negu per 400 metų, su izraelitai šiek tiek susimaišė ir Egipto tauta. Ir tam, pavyzdžiui, buvo vyras žydas, moteris egiptietė. Arba egiptietė žydė, vyras egiptietis. Jo. Ir jie susimaišė. Ir jie keliavo. Ir tas buvo toks kultūrinis kažkoks tai mišinys. Vieni tikėjo dievu, kiti tikėjo faraonu ir buvo, gana sudėtingi reikalai. Žinot, kaip galim šitą vietą suprasti dar, ir tarp mūsų būna tokių žmonių. Tie, kurie yra, paprotinti iki tokio lygio, kad prisijungtų prie bažnyčios, bet ne taip stipriai, kad nusisuktų nuo pasaulio. Reiškia, jie su izraelitais, egiptiečiai, bet prisimena ir Egiptą šiek tiek. Beje, šitas Stepanas, kuris apaštalų darbuose 7 skyriuje yra aprašytas, jisai sako, jie širdimis atsisuko į Egiptą. Reiškia, jų širdis buvo tenai. Jų širdis pilnai buvo tenai. Jie kūniškai tarsi, jie buvo su izraelitais, bet širdimi jie buvo tenai. Dar esam girdėję tokį posakį, kad, gali žmogų išvesti iš Egipto, bet dar reikia Egiptą išvesti iš žmogaus. Amen? Apie murmėjimą pastorius buvo toks vienas, kuris buvo super pozityv. Visą laiką buvo pozityvus. Kiekvieną sekmadienį pasakydavo kažką tai pozityvaus ir padėkodavo už tai. Ir žodžiu, vieną rytą bažnyčia susirinko ir tą rytą buvo pati šalčiausia metų diena. Ir galvoja, visi jau su šypsenom tokie, galvoja, ką šiandien pastorius pasakys pozityvaus, nes neįmanoma nieko pasakyti pozityvaus, kai yra žiauriai šalta. Ir pastorius atsistoja, atsikrenkščia ir sako, Dieve, dėkoju tau, kad šita šalčiausia metų diena yra tik tai viena per metus. Visada atranda kažką pozityvaus. Bet taip pat yra žmonės atvirkščiai, kurie bet kokiam geram dalykui atras kažką tai negatyvaus.
Pavyzdžiui, mes visi su Virgiu važiavom su viena sesė į Londoną ir šnekėjom apie bonusus, kalėdinius bonusus. Nu ir mes murmėjom su Virgiu, taip, mes murmėjom su Virgiu. Bet tai, ką mes išgirdom su Virgiu iš tos sesės, kur jinai dirba ir kokius bonusus jie tenai gauna, mes galvom, wow, kad jeigu tokius bonusus gautumėm, tai tikrai gyvenime nemurmėtumėm. Žinot, mes iš tos sesės išgirdom kažką, kai ką, tokio visiškai super, pribloškiančio, nes tas žmogus, kuris gauna tokius bonusus, pasirodo, randa iš ko ir pamurmėti. Sako, nu jo, bet mokesčius didelius nuskaičiuoja. Ir mes taip galvojam, net ir šitoj vietoj tu gali kažką pamurmėti. Tu gauni bonusą, tu gauni kelionę į Turkiją iš savo darbdavio. Ir tu murmi už tai dėl to, kad tau šiek tiek didesnius mokesčius reikia mokėti. Nes mūsų yra tokia, mes esam tokie. Kaip kalbėjom per Biblijos studiją penktadienį, kad dėkingumo yra išmokstama. Tai nėra natūrali žmogui duotybė dėkingumas. Žinot, kas yra natūralu žmogui? Murmėjimas. Atvirkščiai, mes visiškai natūraliai esam murmekliai. Yra tarp mūsų tokių nestereotipinių žmonių, kurie yra, super pozityvūs visada. Ir yra gerai tokius žmonės žiūrėti, bet dauguma yra murmekliai. Ir tuos murmeklius mes dažniausiai bandom kelt ir patys save bandom kelt, nes ir aš esu murmeklis. Ir su tuo reikia kovoti. Žinot, šią savaitę aš nuo pirmadienio iki šiandien stengiausi iš visų jėgų nemurmėti. Man gana puikiai sekėsi iki ketvirtadienio, bet jau penktadienį aš jau radau save murmant, o šeštadienį aš gana stipriai murmėjau su savo broliu Virgiu. Ir suprantat, jisai mažiau murmėjo negu aš. Aš buvau pirmas, aš pirmas pradėjau murmėti. Bet matot, kas yra, tai yra kova. Bet žinot, ką aš pastebėjau, tai buvo tokios kaip juoda, balta. Tos 4 dienos buvo super geros. Man dvasiškai jos buvo super geros. Aš tarsi, nežinau, man buvo lengva gyventi. Man buvo taip lengva gyventi. Nes aš nemačiau nepozityvumo. Aš nemačiau to, kas šiaip paprastai man nesusikaupus mane verčia murmėti, būti nepatenkinti. Ir man buvo taip lengva. O tas kitas 2 dienas aš jau pajutau, net ir trintis su žmona atsirado iš kažkur. Tai ir aš stengiuosi suimti rankas ir aš matau, kad nesigauna, kas čia yra. Ir tai yra nuovargis, aišku, tai yra skirtingos visos kitos situacijos susideda ir žmogus pradeda murmėti. Stanfordo universitete, įsivaizduojat, mokslininkai išsiaiškino, kad murmekliai, jie yra rizikos grupiai susirgti širdies ligom, antro tipo diabetų, nutukti, susirgti vėžiu. Nes mums murmant, įsivaizduojat, smegenyse vyksta tokie įdomus procesai. Mūsų smegenis, jos kūnui, kai, pavyzdžiui, tu girdi, kad kažkas šalia tavęs murma, arba kai tu pats murmi, mūsų smegenis duoda kūnui signalą. Dabar yra pavojinga, susikoncentruok į smegenis. Ir visa tai, kas mus paprastai saugo mūsų kitose kūno dalyse, ten, pavyzdžiui, kepenyse, širdį, ar plaučiuose, ar skrandyje, smegenis nusuka savo dėmesį nuo visų šitų organų ir susikoncentruoja tik tais į emocinę būseną. Įsivaizduojat? Tai sako, tie, kurie nemurma, tie, kurie nesiskundžia, tie, kurie yra šiek tiek labiau pozityvesni, jie 55% mažiau šansų turi susirgti širdies ligom. Ir 22% gyvena ilgiau negu tie, kurie yra negatyvūs. Tai daug ką pasako apie skundimąsi, apie murmėjimą. Ir Biblijoje mes skaitėm ir matom, kad net ir dvasiniam tam sluoksnėje mes matom, kad vyksta labai siaubingi procesai, kai žmonės murma. Ir čia tie kitataučiai, jie pradeda murmėti. Ir jie kodėl murma? Jie dėl to murma, kad jų širdis nėra pilnai atsuktos į Dievą. Jų širdis yra nusuktos į tenai, į Egiptą. Ir jie murmėjimas greitai tau padeda užmiršti visus stebuklus, kokius tu matei iš Dievo.
Nes mes suprantam, kad ne tik izraelitai matė tuos stebuklus, ir tos kitos tautos, kurie ėjo kartu su jais, jie matė tuos stebuklus. Atsiveria jūra. Ir jie eina ir mato jūros sieną ten, tik karts nuo karto koks delfinas peršoka nuo vieno pusės į kitą pusę. Ir jie visą tai mato, ir jie mato, kad egiptiečiai seka paskui juos ir to jūros bangos juos nušluoja ir uždengia. Ir jie taip pat mato, kaip kartus vanduo tampa saldžiu vandeniu, jie mato, kaip iš uolos prasiveržia upė. Nes mes kalbam apie 600 000 vyrų tik tai tinkančių karui. Kiek netinkančių, kiek senų, kiek jaunų, kiek moterų. Mes matom, kad visuomenė moterų yra, man atrodo, ar 2 ar 3 daugiau negu vyrų. Ir bažnyčiai tas matos labai puikiai. Tai suprantam, kad skaičius yra kur kas didesnis, ten yra virš 3 milijonų, gerokai. Ir to vandens užtenka kiekvienam žmogui pilnai numalšinti troškulį. Visi šitie tokie fiziniai, super nenatūralūs dalykai vyksta prieš jų akis, bet jie pradeda galvoti apie agurkus. Apie žuvis, apie agurkus, apie česnakus, apie svogūnus, apie porus, apie melionus. Jie pradeda galvoti apie tai, kas yra natūralu, kasdieniškai. Ir juos tai vargina, tos mintis juos stipriai vargina. Biblijoje 6 simbolizuoja visą tai, kas yra fiziška, visą tai, kas yra kūniška, visą tai, kas nėra dvasiška. Čia, jeigu suskaičiuosi, paminėti 6 dalykai. Žuvis, agurkai, melionai, porai, svogūnai, česnakai. Jie žiūri į tai, kas yra visiškai fiziškai ir to, ką Dievas jiems duoda, nes mes dar prieš tai skaitėm, jie gavo manos. Ir jie gavo manos pakankamai. Nuolatos. Psalme 78, 24, 25 parašyta, iš dangaus jis pabėrė maną. Maistą jiems valgyti. Žmonės valgė angelų duoną, turėjo pakankamai maisto. Jiems nereikėjo dirbti dėl manos. Dėl melionų, agurkų, česnakų, svogūnų, žuvies ir porų jiems reikėjo dirbti. Jie privalėjo lenkti nugarą, jie statė piramides, jie statė faraonams rūmus, jie statė egiptiečiams namus, jie ganė jų galvijus, jie gamino plytas. Ir dėl to jiems reikėjo dirbti. Dėl manos jiems nereikia dirbti. Jie pakankamai jos gaudavo. Ir ką mes čia skaitom? Angelų duona, jie valgė angelų maistą. Reiškia, tas maistas turėjo būti tobulas. O po tiek manos pradėti valgyti kažką tai fiziško, tai tikrai net negalim. Tai yra nesveika. Mes turim Sonatą, kur labai puikiai žino mitybos visus dalykus. Pasakysiu jums tikrai, kad jeigu tu pasninkauji arba kad tu valgai vieną grupę, tu negali persimesti tiesiog staigiai ant kitos. Pavyzdžiui, valgai veganiškai vien tik tai košę, manų košę ir staiga, bam, noriu mėsos, duokit man mėsos, tokias siubingai sunkaus maisto. Tai, nenuostabu, kad jiem pro nosis pradėjo lystis tos maistas. Bet jie valgė angelų duoną, tai, kas yra tobula, tai, kas yra tobulai dvasiškai ir tobulai tinka ir kūnui, ir sielai, ir tavo dvasiai. Reiškia, vitaminų grupės visos, kokios reikia tavo organizmui. Žinot, kad be vitamino C, jeigu tu būsi be vitamino C, visiškai atskirtas nuo vitamino C, tai tavo oda pradės skeldėti, lūpos pradės skilinėti. Jūreivių viena iš pagrindinių lygų. Dėl to Britai, jūreiviai, jie pradėjo su savim nešiotis ir laimo vaisių, kad jie visą laiką turėtų vitamino C. Ką reiškia dar po to geležis, ką reiškia vitaminas D? Ne, gal vitamino D ten pilnai turėjo, bet vitaminas K, kuris eina kartu su D, kad D pasisavintų labiau organizmui. Ir manui viskas buvo. Tai tu įsivaizduoji, valgai sausainį ir nenutunki. Valgai sausainį kožaną dieną ir niekad nesustorėjai. Valgai spurgą, manų spurgą, valgai maną spurgų, ragaišiai visokie, ten piragai iš manos ir tu niekada nesustorėjai. Super. Aš tai sakau super. Atsikeli ryte ir valgai spurgą iš manos.
Ir tau jinai yra tobulai su visų vitaminų C, geležim ir visais kitais vitaminais. Bet ne, kas atsitinka? Jie prisimena česnaką, jie prisimena svogūnus, dėl kurių jam reikėjo dirbti. Iš netikėjimo. Tas prisiminimas, jisai taip giliai jiem įstrigęs, kad perauga į žodžius ir jie pradeda murmėti. Ir tai perkreipia visiškai dabartį. Jie nebegali pažiūrėti maną, jie nebegali pažiūrėti į tai, dėl ko jam nereikia dirbti. Ir visa tai pereina į ką? Izraelitus. Iš papradžių tik tai užsieniečiai. Tos kitos tautos, jie pradėjo nervuotis dėl to, kad jie prisimena, kas yra Egipte. Izraelitai nenori prisiminti to, kas yra Egipte. Nes Dievas juos išvedė, jiem tam buvo blogai. Bet kas atsitinka? Jie murma ir pradeda murmėti. Izraelitai. Lygiai taip pat su mumis yra. Jeigu atsiras vienas murmeklis tarp 3, tai beveik 100%, kad iš tų 3 bent 2 pradės murmėti. Vienas, kad ir kaip nenorės sutikti, bet jam smegenyse vyks visi tie patys procesai, kuriuos ištyrė tas Stanfordo universitetas. Nes kenkia ne tik tam, kuris murma, o tam, kuris ir klauso. Dėl to mes turim sąmoningai apsistatyti savo ratą, savo draugų ratą pozityviai žmonėm. O jeigu pozityvių žmonių nėra, tai mes turim savo pavyzdžių kitus užkrės, nes viskas vyksta iš abiejų pusių. Jeigu murmėjimas užkrečia, pozityvumas taip pat užkrečia. Dėkingumas taip pat užkrečia. Ir va čia taip atsitinka. Pradeda kitataučiai murmėti ir pradeda izraelitai murmėti. Ir užsikrečia visi. Ir žinot, kas dar užsikrečia? Užsikrečia ir Mozė. Nes ir Mozė eina nepatenkintas. Tik su Mozė šiek tiek kitaip. Šitie murmekliai, jie murma ant savo lyderio. Jie sako, lyderi, duok mėsos. Lyderi, atnešk to, ką mes labai labai norėtumėm. Lyderi, padaryk tą. Lyderi, duok mums vandens. Lyderi, kodėl tu mus vedi pro jūrą. Lyderi, kodėl tu atvedi mus prie jūros. Kodėl tu iš viso, lyderi, mus išvedei iš Egipto. Lyderi. Lyderis Mozė, jisai ateina pas Dievą ir skundžiasi Dievui. Reiškia, galim skūstis. Tik reikia nustoti skūstis vienas kitam. Galim pasidalinti gal šiek tiek, bet kai tik prasideda tas skundimosi momentas ir mes visi žinom tą momentą. Kai mes pradedam savo istoriją nuo, žinai, šią savaitę tokia gana sunki diena buvo. Ir čia viskas yra gerai su tuo. Šią savaitę buvo sunki diena. Nes ir iš vis šiaip tai man nervuoja tas darbas. Ir dar po to ir šeimoje, žinai, negali pailsėti, nes pabūni darbe, grįžti namo, vaikai šokinėja aplinkui, dar šuo pakakojo ant kilimo. Ir o čia jau prasideda murmėjimas, čia prasideda skundimasis. Ir mes žinom tą momentą. Ir mes tą momentą galim sustabdyti. Ir aš šią savaitę visą tai išbandžiau pats. Ir aš tai tobulai galiu sustabdyti. Pabandykit užsimerkti dabar. Ir įsivaizduokit raudoną balioną, tą tokį didelį, kur parašyta Virgin, žinot, per Peterborą vasarą skraido toks didelis, raudonas balionas. Įsivaizduojat, matot visi? Matot? Visi matot? Raudonas balionas, susimerkit, įsivaizduokit, raudonas balionas. Ir tam balione ant šono vaikšto ryžas katinas. Įsivaizduojat, matot? Matot? Katinas. Morkavas katinas vaikšto. Ant briaunos vaikšto. Ir savo uodegą taip trina ant tų šniūrų, ten, kur tas balionas prikabintas. Matot? Visi matot, atsimerkite. Visi matot? Visi sugebėjote įsivaizduoti visą tai, ne? Matot, kokios mūsų smegenys yra pajėgios. Mes negalim sakyti, kad negaliu. Mes negalim sakyti, kad negaliu sustoti. Jeigu mes galim įsivaizduoti tokią nesąmonę. Kažkam šalia pasakius. Tai mes matom, kaip mūsų smegenys sukurtos. Tai kodėl mes negalim
tą sunkų momentą, kai mus apima kažkoks tai murmėjimo dvasia, kai mus apima, kodėl mes negalim sakyti, nėra taip jau blogai. Turim manos, turim pakankamai manos, dėl kurios dirbti nereikia. Moterim suknelės nesusidėvėjo. Tam Biblijoje parašyta. Moteris vaikščiojo nuo ryto iki vakaro su tom pačiom suknelėm ir jos nesusidėvėjo. Vyrų svajonė. Nereik apipirkinėti. Niekada nesusidėvi. Niekada nesusidėvi. Jokio H&M, Zaros, kitų parduotuvių. Berškos. Nereik. Nes niekada nesusidėvi. Batai nesusidėvi. Bet vis tiek murma. Įsivaizduojate. Ir Mozė ateina ir jis skundžiasi Dievui. Sako, Dieve, nužudyk mane. Tie ateina visi ir sako, duok mėsos. Ką aš jiems galiu duoti? Žinot, ką man primena šitą istoriją, kaip apaštalų darbuose, kai jie išgydo šitą lošį, kurį mes mokinomės penktadienį. Juos po to suima, ten mes jau ateityje mokinsimės, juos suima, uždaro į kalėjimą ir po to pastato prieš visą Sinedrioną ir sako, kieno vardu jūs išgydėt šitą lošį nuo pat gimimo. Ir jie sako, Jėzaus vardu, ir jie ten pasišaudo ir paskiau visas tas Sinedrionas prigrasina, jie sumuša prieš tai tuos apaštalus du. Juos sumuša ir po to prigrasina, jokiais būdais daugiau nebeskelbkit šito vardo ir nebemokinkit šito staliaus, apie šitą stalių Jėzų. Ok? Ir jie sako, patys supraskit. Kieno labiau reikia klausyti ar žmonių ar Dievo. Ir jie grįžta atgal į tą patį aukštutinį kambarį prie visų šitų 120 draugų ir sako šitaip. Skauda. Nebegalim šnekėti apie Jėzų. Nes mums sakė negalim. Mus vėl sumuš, negalim. Tai buvo tenai? Visiškai ne taip. Jie grįžo ir sako, įsivaizduojat, gavom luptų už Jėzų. Gavom luptų už Jėzų. Ir jie prigrasino ir nebeleido mums daugiau kalbėti apie Jėzų. Ir jie pakelia balsus vėl į Dievą. Ir jie ne tai, kad nesiskundžia Dievui, bet jie pakelia tokią maldą. Išklausė, visi vieningai pakėlė balsus į Dievą ir sakė, valdove, tu esi Dievas sutvėręs dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Tu kalbėjai savo tarno Dovydo lūpomis. Kodėl niršta pagonės? Kam veltui tautos sąmokslus rengia? Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugėn prieš Viešpatį ir jo Kristų. Prieš tavo šventąjį sūnų Jėzų, kurį tu patepei, iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonėmis ir Izraelio tauta, kad įvykdytų, ką tavo ranka ir sprendimas iš anksto buvo nulėmę įvykti. O dabar Viešpatie pažvelk į jų grasinimus ir duok savo tarnams su didžia drąsa skelbti tavo žodį, ištiesdamas savo ranką išgydymams ir kad būtų daromi ženklai bei stebuklai tavo šventoje Jėzaus tavo sūnaus vardu. Jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta, jie prisipildė šventosios dvasios ir drąsiai skelbė Jėzų. Mozės malda gana panaši, tik tai ten šiek tiek daugiau negatyvumo, bet jisai skundžiasi Dievui. Jisai sako, mane puolate, mane kamuoja, mane nervuoja. Aišku, visa ta jo drąsa ir atėjimas pas Dievą persimaišė šiek tiek su murmėjimu, nes jisai nori, kad jį nužudytų, nes jisai netgi pradeda netikėti, kad Dievas gali duoti mėsos. Jisai taip sako, sako, pala, iš kur mes gausim tiek mėsos? Tu Dieve sakai, jie valgys mėsą kiekvieną dieną visą mėnesį? Tie 3 milijonai žmonių, žinom, kad dar iš Biblijos, kad kai jau pažėrė tų putpelių, kai pažėrė tos mėsos, kad sako, tas, kuris mažiausiai susirinko, tai susirinko po 20-30 putpelių per dieną. Tas, kuris jau mažiausiai susirinko, po 20-30 putpelių už galvų nešasi į palapines ir džiovina tą mėsą ir gamina ten viską iš tos mėsos, įsivaizduot, mažiausiai čia jau. Tai kokia ten galybė turėjo būti? Kaip ten viskas turėjo įsivaizduoti, bet Mozė jūs nebetiki. Nes ką padaro murmėjimas, jis užgniaužia tikėjimą, užgniaužia pasitikėjimą Dievu. Ir Dievas sako, Mozė, argi mano ranka sutrumpėjo, kad aš negalėčiau to padaryti. Tobulai tinka kiekvienam iš mūsų.
Kai mes išgirstam šalia esantį, kuris šiek tiek murma, kuriam nepatinka jo esama padėtis, arba kai jį šiek tiek nervuoja kažkas tai, argi negalim pasakyti šitos frazės. Broli, sesė, gi Dievo ranka sutrumpėja. Ir iš karto prisimenam visą tą kelionę per dykumą. Mes esam viens kitam duoti būtent tam, kad mes ragintumėm kiekvieną, kol yra sakoma šiandien, kad kieno nors neužkietintų nuodėmės klasta. Kad širdis neužsikietintų, o jinai ir kietinasi per murmėjimą. Dievas nekenčia 6 dalykų, 7 jam yra visiškas nepasitenkinimas. Ir tas 7 yra brolis, kuris skaldo brolius, kuris įneša kažkokį tai murmėjimą, kuris atskiria stovyklą, kuris supriešina brolius. Ir dažniausiai žodžiai supriešina brolius, tas murmėjimas supriešina brolius. Dievas to nekenčia. Dievas iš karto dylina su tuo, iš karto dorojasi su tuo. Ir mes matom, murmėjo ir iš karto buvo stovyklos pakraštys pradėjo degti. Taip pat ir su jais jie irgi prisimurmėjo ir sako, tenais prasidėjo didžiulės laidotuvės, nes kai jie valgė tą mėsą, jie pradėjo kristi negyvi. Nes jie tenkinosi fiziniu. Ir čia mes mokomės tokią pamoką, jinai gana žiauriai skamba. Bet mes mokomės pamoką, sakom, Naujam testamente parašyta, kas gyvens kūnu, tas mirs. Kas gyvens dvasia, tas turės amžiną gyvenimą. Čia pamoka visiškai paprasta. Ir beje, Skaičių knyga yra tobulai nusakanti mūsų krikščionybę. Skaičių knygą galima sudėlioti 3 dalis. Pirma dalis yra organizacija. Kaip susikūrė, daleiskim, bažnyčia, kaip turi elgtis vienas su kitu brolis, kaip turi eiti per dykumą visi stovykloje esantys žmonės. Tai ten kalba apie trimitus, kada kas patrimituos, kokia stovyklos dalis turi pakilti. Antra dalis yra disorganizacija. Ir čia jinai prasideda nuo 11 skyriaus, kai jau prasideda murmėjimas, kada jau nebepatinka Dievo žodis, kai jau nebepatinka lyderio vedimas, kai jau nebepatinka viskas, absoliučiai. Ir tada prasideda skaldau brolius, skaldau sesės, susikūrė divizijos ir taip toliau ir panašiai. Iš papradžių visa masė, paskui jau atsiranda ir kitataučiai, ir stovyklos pakraščiai, ir stovyklos centre esantys žydai. Ir trečia dalis - reorganizacija, iš naujo persiorganizuoti. Ir tinka kiekvienam iš mūsų. Tinka kaip ir bažnyčiai, kaip ir vienam asmeniui. Mes žinom tas pamokas, Senasis testamentas užrašytas, visi tie kūniški tokie pavyzdžiai, kuriuos aš šiandien perskaičiau, jie yra šiandien man dvasiniam gyvenimui, dvasiniam žmogui. Ir kiekvienas iš mūsų einam kažkada per dykumą. Susiduriam su kažkokia tai siena, kai mums nebesiseka girdėti Dievą, kai mums staiga iš kažkur tai šauna tokia mintis, kad mums nebeužtenka Dievo žodžio, mums reikia dar kažko. Kai mes tiesiog nusisukom nuo manos, kas yra Dievo žodis, kas yra dvasinis maistas, kurio mums duota pakankamai, nes kiekvienas turim prieėjimą prie to ir kurio mums ne tik kad pakanka, bet mums reikia jo gyvybiškai. Mes sakom, paklausysiu pamokslo ir vadovausiuos kitų apreiškimais. Mums duota mana ir duota jos pakankamai. Angelų maisto, kuris yra tobulai pritaikomas kiekvienam iš mūsų. Kiekvienam iš mūsų pagal tikėjimo brandą, pagal tikėjimo lygį. Kai Mozė skundėsi Dievui, Dievas jam sako, atvesk, sako, per stovyklos vyresniųjų. Aš matau, kad tau sunku. Dievas išklauso. Dievas išklauso skundą. Dievo negazdina skundai. Dievo visiškai negazdina skundai. Dievo nervuoja, kai mes skundžiamės vienas kitam ir tempiam vienas kitą žemyn per skundus. Čia yra daug blogiau. Bet ateit pas Dievą ir skųstis jam, netgi kaltinti jį, jisai nebijo kaltinimų. Prisimenu istoriją apie Mariją ir Mortą ir jų brolį Lozorių, kuris mirė ir Jėzus prikėlė jį iš numirusių. Mes matom, ir Marija, ir Morta kaltino Jėzų. Sako, Jėzau, jeigu būtum čia buvęs, nebūtų tai buvo atsitikę. Jėzus nesako, tai ką, kaltinimai pradėjo vykti, ne? To dabar nieko ir negausi.
Dievas taip nedaro. Nei su vienu iš mūsų. Dievo nebaugina kaltinimai. Dievo baugina labiau, kai mes pas jį neateinam, nes mes juo nebepasitikim. Ir mums reikia kažkieno tai kito patarimo, kažkieno tai kito pravedimo, kažkieno tai kito apreiškimo, o ne Dievo. Dėl to raginu, mes jau pamatėm, kad ir mentaliai, ir psichologiškai, ir kūniškai murmėjimas mums kenkia. Mes matom taip pat, kad murmėjimas ne tik man kenkia, bet kenkia tiem, kurie yra aplinkui mus. Mes matom, kad murmėjimas kenkia netgi tam, kuris atrodo nepalaužiamas. Mozė, lyderis, arba kažkoks tai draugas, kuris yra stiprus, stipriausias, tas, kuris visą laiką pasiruošęs. Net ir jam tai kenkia ir net jį paveikia. Murmėjimas kaip maras, skundimasis kaip maras, plinta tokiu greičiu. Per sekančią savaitę, nesekančią, bet sekantį kartą, kai čia dalinsiu žodžiu, gaunu dar tokį apreiškimą, kad murmėjimas perkreipia praeities matymą, visiškai perkreipia dabartį ir sustabdo tave nuo Dievo ateities. Murmėjimas. Super antigale kiekvieną krikščionį išvesti iš Dievo rankų. Nepravesti pro dykumą, pro kurią kiekvienas einam, kiekvienas iš mūsų einam per tą dykumą. Karšta. Jo. Kiekvieną dieną mana. Kad ir kaip skanu, bet kiekvieną dieną. Jo. Bet Dievas. Ir čia pasirodo, kiekvienam išbandyme pasirodo, kaip mes matom Dievą, kaip mes suvokiam tikėjimą. Tai nėra tik kažkoks pridėtinis dalykas prie mūsų gyvenimo, kur mes galim pamesti, kada norim, galim numesti iš šoną, kai mums nelabai patogu ir pasimti atgal, kai mums reikia kažko. Prašyti, ką žmogus sėja, tą jis ir pjaus. Jeigu sėja kūnui, tai iš kūno išaugs mirtis. Nemačiau ne vieno žmogaus, kuris nemirė šitam pasauliu. Nesutikau tokio, kuris žinotų, kad kažkas tai nemirs. Bet Biblija sako, kad dvasinis žmogus gyvens amžinai. Su Jėzum labai panašiai buvo. Jėzus sako, aš esu ta duona nužengusi iš dangaus. Ne ta, kurią valgė jūsų protėviai Egipte, išėję iš Egipto. Sako, tą duoną jie valgė ir mirė. Bet sako, tie, kas valgys mane. Tie, kas valgys mane. Ką tai reiškia? Ką reiškia valgyti Jėzų? Ką reiškia, kaip galima valgyti Jėzų? Aš suprantu taip. Valgymas yra tau gyvybiškai svarbus čia, fiziškai. Gyvybiškai svarbus. Tu negali nevalgyti. Esu girdėjęs tokių kuriozų, kur 40 metų pasnikavo žmogus ir nieko nevalgo. Man tai atrodo, tai yra briedas. Netikiu tokiais dalykais, kaip gali nevalgyti ir gyventi. Valgyti būtina. Jėzus yra būtina. Gyvybiškai svarbu. Be Jėzaus mes mirštam. Mes žūstam. Kiekvieną rytą Jėzus, kiekvieną dieną Jėzus, kiekvieną vakarą Jėzus, kiekvieną naktį Jėzus, mūsų pokalbio metu Jėzus, skaitimo metu Jėzus, šlovinimo metu Jėzus, maldos metu Jėzus. Visur, kur Jėzus, ten gyvenimas. Visur, kur Jėzus, ten nuodėmių atleidimas. Visur, kur Jėzus, ten ramybė, kuri pranoksta žinojimą. Visur, kur Jėzus, ten tikra gyvybė, tikrieji gyvybės šaltiniai. Ne tie, kurie prasiskverbus uolą ištekėjo iš Egipto išėjusiems, bet mums. Jėzus yra tas vanduo, kuris mus nuplauna, skalauja, atgaivina. Jėzus.
Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremėte finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org /paremk.